Labas! Sveiki atvykę į skaitmeninę pamoką vaikams. Aš esu Dovas. O aš esu Tomas. Tomas kuria fantastiškus video internete. Dovas yra dirbtinio intelekto mokytojas. Netrukus matysite, kas yra svarbus asmens duomenys. Elektroninės patyčios. Gali susidurti su seksualiniu priekabiavimu ar viliojimu. Žalingas turinys. Jeigu pamatot patyčias, nereikėtų sakyti, tai gerai, valio, patinka, taip ir toliau. Visos pašaipos yra problema to žmogaus, kuris iš tavęs šaiposi ir tyčiojasi. Apie patirtas patyčias būtinai pranešk švarusinternetas.lt. Jais gali pasitikėti. Tai šiandien visi pasportuosim. Ar esi kada priėmęs nepažįstamą žmogų į draugus internete? Siūloma atlygiai ir va tokiu būdu gaunamos pirmos nuotraukos. Prasideda šantažas. Gali tikrai kilti labai įvairių sunkių jausmų. Tai sveikinu, tai žmogiška, tikrai. Kalbėk, netylėk. Kviečiame visus tapti švaraus interneto žinovais. Tomai, ką tu ten veiki tame telefone? Draugas įkėlė nuotrauką, nukeliavo į Paryžių. Bet tai negis nežino, kad negalima nuotraukų dėti tiesiog į internetą. Kaip supras negalima? Taigi atostogos. Bet jas visi pamatys, net jo piktas kaimynas, kuris gali per tą laiką jo butą apvogti. Tai nori pasakyti, kad nereikėtų iš karto dėti nuotraukos, kai iškeliauja atostogų? Aš visada tą darau po to, kai grįžtu. O čia tai gera mintis. Reikia jam parašyti, nekelk nuotraukų. Ačiū. Prašau. Kas yra svarbus asmens duomenys, kurių negalima atskleisti internete? Pavyzdžiui, vardas, pavardė, Adresas, kur gyveni, netgi mokykla, kurioje mokaisi. Ir žinoma, visi slaptažodžiai, kurios turi, jų negalima skelbti viešai. net ir elektroninio pašto adresas gali būti panaudotas prieš mus. Gimimo data ir netgi nuotraukos. O kodėl yra svarbu neskelbti tokios informacijos? Todėl, kad kažkas gali pavogti mūsų tapatybę, asmens duomenis, mūsų turtą ir informaciją. Pažiūrėkime, ar vaikai žino, kokia informacija galima dalintis internete. Internete galima sakyti visokius dalykus. Pavyzdžiui, papasakoti, kad aš turiu šuniuką, jis toks ir toks, bet jokių būdų negalima sakyti savo visokių slaptažodžių, namų adreso. Ir negalima ne tik nuotraukų siųsti negalima, bet ir nesakyk, ką veiks šiandien arba rytoj. Pažiūrėjome, ką mano vaikai, o dabar paklauskim dirbtinio intelekto, ką jis pasakys šią temą. Internete vaikams negalima skelbti tam tikros informacijos, nes tai gali kelti pavojų jų saugumui, privatumui ir geroviai. Štai pagrindiniai dalykai, kurių vaikams nereikėtų skelbti internete. Jau minėtų svarbių asmens duomenų. Taip pat reikėtų vengti nuotraukų su mokyklos uniforma ar emblema. Vaizdų, kur aiškiai matosi namų ar mokyklos aplinka. Asmenukių ar vaizdo įrašų, kur atskleidžiama per daug informacijos. Pavyzdžiui, kambario detalių, geografinės vietos. Vaikai neturėtų dalintis tiksliu buvimo adresu ar GPS lokacija. Skelbti, kur ir kada planuoja eiti ar keliauti vieni. Nereikėtų viešinti privačių pokalbių ar laiškų. Negalima dalintis kitų žmonių asmeninę informaciją be jų sutikimo. Mokykla man buvo pats sunkiausias laikotarpis gyvenime. Ir ypač maždaug 6-7 klasė. Aš nesupratau, kas vyksta su mano kūnu. Aš buvau kūdas kaip šakalys, plaukai ilgi, mane daug kas maišydavo ir vadindavo mergaitę. Aš pradėjau vengti kūno kultūros pamokų, bėgti iš pamokų ir nežinau, ką su to daryti. Nebuvo pas ką ateiti pasikalbėti, mokytojai kaip ir irgi ignoruodavo. Ir aš, baigęs mokyklą, aš supratau, kad jeigu aš matysiu patyčias, aš daugiau netylėsiu. Elektroninės patyčios. Tai yra viena dažniausių grėsmių internete, su kuria susiduria vaikai ir paaugliai. Elektroninės patyčios tai yra agresyvus, sąmoningas ir pasikartojantis elgesys virtualioje erdvėje, kuriuos siekiame įžeisti, pažeminti arba išjuokti. Elektroninės patyčios dažnai būna anoniminės. Mes nežinome vardo ar pavardės, ar kaip žmogus, kuris skleidžia tas patyčias, atrodo. Tai gali vykti dieną, naktį ir įvairiais kanalais. Kokios yra elektroninių patyčių formos? Įžeidinėjimai, užgauliojimai. Šmeižimas internete. Apsimetimas kitų asmenių. Atstumimas ir neprimimas į draugų grupę. Persekiojimas.
video filmavimas ir dalinimasis. Paklauskime vaikų, ką jie galvoja apie elektroninės patyčias. Kaip atskirti patyčias nuo internetinių ir nuo realių? Tai pirmiau, internetinės, viskas vyksta internete, telefone ir taip toliau. O tikros, tai kaip gyvai, va prieš tave. Internetinės patyčios baisesnės, nes tie, kurie tau siunčia viską, jie yra drąsesni, nes jų tipo nėra, nieks jų nemato, jie gali viską ten pasakyti visokių blogų dalykų. Elektroninių patyčių būna daug. Tai jie, pavyzdžiui, tau sako, tu ten labai blogas, daryk tą arba tą, tu siaubas ir tas. Gali ten sakyti, ten gali pravardžiuoti. Jei tavęs nepriima į kažkokią grupę bendrauti, vadina lėvu. Kai skleidžia negražius gandus arba išvis išgalvotus, bet negerus gandus, skleidžia visiems, tai irgi skaitosi patyčių. Keiksmažodžiai irgi yra žeidinėjami, nes tu, pavyzdžiui, pavadinai ten negražiai, tai būna po to tas pats žodis, kaip bumerangas į tave. Elektroninės patyčios irgi yra, kai tau grasina, sako negražius žodžius, kad tu jam duotum informaciją. Su patyčiamis galime suturti kiekvienas. Deja, niekas iš mūsų nuo to nėra apsaugotas. Populiarusis vaikų rašytojas Tomas Dirgėla dalyjasi savo skaudžią patirtim. Kas liečia patyčias, tai jų tikrai būdavo tiek kieme, tiek mokykloje. Tai pirmiausia, jos būdavo dėl to, kad aš augau su močiute, bet kažkaip į tai dėmesio nekreipdavau. Žinojau, kad močiutė mane myli, prižiūri, rūpinasi. Kitos patyčios būdavo iš mano pomėgio rašyti eilėraščius. Su jais puikiai sekasi tiek mokyklos vardą garsinti, tiek visos Palangos visokiose mokinių poezijos konkursuose, festivaliuose. Ir būdavo taip, kad, pavyzdžiui, einu koridoriumi ir kokie nors ten tie mokyklos ketuoliai kabutėse sustoja, ten rodo pirštai, žiūrėkit, čia tas su savo to mergaitišku pomėgius, tai savo eilėraščiais, jei geriau normaliais dalykais užsimk. Paskui būdavo patyčių, kas liesdavo mano kūną, tai yra mano sudėjimą. Tai būdavo taip, kad, pavyzdžiui, ten reikėdavo kamuoliuką numest per stadioną ar prisitraukimus tos pačius daryti. Ir man sunkiai pavykdavo, būdavo taip, kad kūno kultūros mokytojas prie visų vaikų, prie visų berniukų sakydavo, kad gal tau reikėtų eiti su mergaitėm kūno kultūrą daryti, nes tu čia nieko, žodžiu, nepadarai ir panašiai. Nežinau kodėl, bet dabar kiek prisimenu, kad visgi tos patyčios manęs kažkaip smarkiai neliesdavo. Gal dabar, kai jau esu užaugęs, gal kažkaip galvoju, kad taip skaudžiausia buvo iš kūno kultūros mokytojo, turint galvoju, kad tai suaugęs žmogus, kuris dar įrodo pavyzdį vaikams šalia su tom patyčiom, pašaipom. Niekam nesakiau, paskui dėl tų eilėraščių irgi kažkaip dėmesio nekreipdavau, nes jau nuo kokios 4 klasės žinojau, kad užaugęs būsiu rašytojas ir kažkaip tiesiog darydavau tai, kas man labiausiai patikdavo ir labiausiai sekdavosi. O ką daryčiau, jeigu atsukčiau laiką, tai manau, kad kalbėčiausi su kažkuo. Tai paskui, kiek esu patyręs, kad tie dalykai grįžta, jeigu tu jų vaikystėje, kaip čia, nesusitvarkai, nepasidalini su kažkuo. Tai man, pavyzdžiui, buvo labai ilgą laiką įstrigę mano sudėjimo klausimas. Jeigu mano šeima, vaikai, mano žmona kokius baseinus eina ir aš tiesiog neidavau, nes aš galvodavau, kad kažkas su manim yra negerai. Dar bandau iš to išaugti iki galo, dar nesusitvarkė tie visi dalykai. O kas liečia dabar, tai būna taip, kad mano Facebooko puslapyje pradeda komentuoti apie mano plaukus kažką ir su visokiais keiksmažodžiais. Tada suprantu, kad tie dalykai yra ne tavo bėda, o tos visos pašaipos yra problema to žmogaus, kuris iš tavęs šaiposi ir tyčiojasi. Reikia kalbėtis ir dalintis tais dalykais. Reikia kalbėtis.
Vaikų linijos koordinatorė ir psichologė Goda Livinskaitė papasakos, ką daryti susidūrus su elektroninėmis patyčiomis. Patyčios jau žodyje užkoduota, kad yra daroma tyčia. Ir tai gali būti bet kokie veiksmai, žodžiai, gali būti tiek internete, tarkim, kažkas pajuokauja. Ir ar tai yra patyčios, ar nėra patyčios, nes tas žmogus, kuris juokauja, sakys, tai čia juokelis. Bet verta suprasti pačiam, o kaip aš dėl to jaučiuosi. Ir jeigu man nepatinka ta frazė, paveikslėlis, kurį man atsiuntė ar panašiai, ir aš pasakau, kad aš nenoriu to gauti, man nepatinka, aš kažkaip netaip jaučiuosi ir tas žmogus vis tiek kartoja tą patį. Tai jau yra patyčios. Tai kada susidurėm su bet kokiam patyčiom, nebūtinai elektroniniam, tai kūnas gali reaguoti labai įvairiai į tas blogas emocijas, tokias nemalones. Tai gali skaudėti pilvą, galvą, norėtis į tualetą dažniau eiti, bet nevirškinti kažko, tai tiesiog kūnas visas reaguoja. O emocijų gali būti pačių įvairiausių, gali būti liūdna nuotaika, pyktis, kilti, nerimas, baimė eiti į mokyklą, nenoras eiti į mokyklą, vengimas tam tikrų situacijų. Tai tokie dalykai galėtų identifikuoti, kad kažkas čia ne to vyksta. Yra būdų tam tikrų ir pačiam spręsti patyčių situacijas. Tai vienas iš tai tiesiog pasakyti, kad nepatinka ar ne, pasitraukti iš tos vietos. Jeigu kalbam apie realioj aplinkoje vykstančias patyčias, tai galima pasitraukti į kažkokią vietą, kur nesutinki tų žmonių. Tarkim, kalbant apie kažkokį internetinius forumus, galima iš jų išeiti, ar ne, bet jeigu to nepakanka ir tave vis persekioja tie žmonės, ar tai kažkokie susirašinėjimai arba netinkama informacija, ir neišeina nuo to pabėgti, tada irgi būtų ženklas, kad jau verta kreiptis. Tai kažkokį suaugusi, tai gali būti bet koks ir mokyklos specialistas ar darbuotojas arba tėvus, bet dar yra tokia pozicija, kuria stebi patyčias. Tai jeigu stebi patyčias, ką tada reikėtų daryti, tai parodyti atvirą nepritarimą, kad patyčios nėra tinkamas dalykas, nes kai tu stebi ir nieko nedarai, tai tu tarsi vis tiek palaikai patyčias. Galima draugauti su to vaiku, iš kurio yra tyčiamas, tai irgi padeda pasakyti tiems žmonėms, kurie tai daro, kad tai netinkamas elgesys. Arba pranešti lygiai taip pat suaugusiems, pasakyti mokytojai, savo tėvams, to vaiko tėvams galima pasakyti. Jeigu internete irgi pastebi, kad vyksta, tai irgi galima lygiai taip pat pranešti, reportinti dar kitais būdais. Tiesiog svarbu nelikti abejingiems, svarbiausia toj situacijoje, nes ta greičiau spręsis, greičiau susistabdys, nes jeigu visi bus abejingi, tai ta situacija tiesiog toliau tęsis. Paklauskime vaikų, ar jie žino, kaip reikėtų elgtis susidūrus su elektroninėmis patyčiomis. Ką svarbu atsiminti, jeigu susiduri su patyčiomis? Informuoti tėvus ir mokytojus, jeigu situacija nesikeičia. Jeigu pamatot patyčias, nereikėtų sakyti, tai gerai, valio, patinka. Taip ir toliau reikia kaip tik atvirkščiai užstoti ir sakyti, kad tai visai nefaina ir blogai. Neatsakinėti žinutes arba į kažkokius kitų komentarus, kai tu kažką papaustini, nes po to gali viskas prieš tave ir tu gali netyčia, kažką galvoji, susirašinėjim, jau įsijautai ir gali parašyti, dėl ko po to gailėsies arba ką tikrai nebūtum sugalvojęs sveikų protų, kad tu norėtum tą parašyti arba papaustinti. Ir saugot visas žinutes, kur tu susirašinėjai su tuo žmogum keistuoliu. Kad būtų įrodymas mamai ir tėčiui išsikalbėti viską draugui, nes kai išsikalbi, viskas bus lengviau. Palaikyti tą, iš kurio tyčiojasi, nes jam bus lengviau. Nes jeigu nutylėsi, tu gali prisiskaityti netgi prie to veiksmo, nes tu nieko nesakysi ir prisidėsi prie patyčio. Jeigu ginčysi, sakysi, kad tai negerai, blogai, baikit, stokit, tada tu padėsi tam žmogui ir tau nuo to bus geriau. Pavyzdžiui, tavo draugui geram tai daro. Ir, pavyzdžiui, draugas nenori užduoti, bet tu jau sužinojai tą, kad iš jo tyčiojasi ir rašo jam kažką. Tai gali jo tėvam pranešti. Arba susitikti su juo, praleisti daugiau laiko.
kad jis net nepastebėtų, kad tu tai žinai, bet jam tiesiog tos mintis nukryptų į kitą kelią ir eitų jis toliau su tavimi, nes daugiau laiko praleidžia su tavimi, o ne telefone. Kažkas tyčias, o kažkas kitas gali padėti stop, tašką. Gyvenime laikausi 3 sekundžių taisyklės. Kad galima juoktis, bet iš tų dalykų, ką žmogus gali sutvarkyti per 3 sekundės. Pavyzdžiui, valgiau šaltibarščius ir liko tarp dantų krapai. Tai ašgi galiu paimti ir išsiimti. Ką svarbu įsiminti? Patiems elgtis pagarbiai ir nepradėti ir nedalyvauti grupinėse patyčiose. Rašyk žmogui tik tai, ką jam pasakytum į akis. Ir dar kartą pagalvok, ar gali po žinute parašyti savo vardą ir pavardę. Internetas pamena viską ir ilgam, dėl to reikėtų labai atsakingai ten elgtis. Jeigu patyrei patyčias, tai nėra tavo kaltė. Niekas iš mūsų neturi teisės tyčiotis iš kito žmogaus. Dėl to nelauk ir būtinai kreipkis pagalbos. Pagrindiniai žingsniai susidūrus su elektroninėmis patyčiomis. Matant, kad vyksta patyčios, svarbu, netylėk, nelikim abejingi ir kvieskim suaugusių pagalbą. Netrink žinučių, komentarų ar nuotraukų. Viską išsaugok su data ir su vartotojo vardu. Tai yra itin svarbu. Blokuok užgaulų asmenį, pasinaudok mygtuku report. Tėvų pagalba pakeiskit nustatymus paskyros, kad būtų aišku, kas gali komentuoti arba rašyti tau. Pranešk. Apie patirtas patyčias būtinai pranešk švarusinternetas.lt. Jais gali pasitikėti ir jie tau suteiks visą reikiamą pagalbą. Kreipkis pagalbos. Apie patyčias papasakok suaugusiajam, kuriuo pasitiki. Įsidėmėk, kad patyčios tai nėra nuskriaustojo, o skriaudėjo problema. Atsitrauk bent trumpam. Susirask kitą veiklą ne internete, o lauke. Jeigu patyčios yra susijusios su mokykla, tada būtinai kreipkis į mokyklos vadovybę ir į socialinį pedagogą. Paklauskim dirbtinio intelekto, ką jis apie tai galvoja. Gal yra kokios nors trumpos frazės, kurios padėtų nuginkluoti tą, kuris užgaulioja. Tavo žodžiai gąsdintų, jei man būtų 5 ir tu būtum svarbus. Gerai varai, jei kada reikės pavyzdžio, kaip atrodo nesaugus žmogus, kreipsiuosi tave. Tu mane menkini? O aš galvojau, kad tiesiog treniruojasi būti vienišas. Įdomu, kas tave taip stipriai sužeidė, kad dabar tu bėgi įžeidinėti kitus. Kai baigsi vaidinti stiprų, galėsim normaliai pasikalbėti. Jei tai viskas, ką gali pasakyti, užuojauta. Į patyčias geriau visiškai nereaguoti, nieko neatsakyti. Laikas trumpai pertraukėlei. Pailsinkime savo akis, rankas ir tiesiog truputį pajudėkime. Ei, Tomai ir Dovai, jūs pamiršote pasakyti vaikams, kad pakiltų iš savo suolų, atsistotų, susirastų vietos tarp suolų ir pasiruoštų trumpai mankšteliai. Mielai pasportuosiu ir aš, kad mano straikteliai ir varžteliai pajudėtų. Tad dėmesio, klausome trenerės nurodymų. Sveiki vaikai, esu trenerė Karolina, žinau, kad daug mokėtės, daug dirbat, tai šiandien visi pasportuosim. Tai pradėsim nuo mini mankštelės, kad sušiltų mūsų visi raumenukai. Palenkiam į vieną pusę, į kitą pusę. Pažiūrim aukštyn, pažiūrim žemyn. Taip, pažiūrim per petį, ką draugas veikia, ką kitas draugas veikia. Ištiesiam delniukus į priekį. Delniukus taip pat pakartosim kelis kartus. Tai delniukai žiūri žemyn, aukštyn, į šonus ir vėl tiesiai. Dabar kas antras delniukas? Aukštyn, žemyn. Bėgsim dabar kaip skruzdėlytės. 2 kartus paliečiam kojytes. Ir bėgam per visą kūnelį, taip, ir išsitempiam visi aukštyn. Dar kartelį, vėl nuo pirščiukų, bėgam kaip skruzdėliukai, taip, aukštyn, ir išsitempiam. Taip, šaunuolį, tai padarom ir dar vieną kartelį. Dar kartą nuo pirštukų, taip, bėgam kaip skruzdėliukai per visą kūną ir išsitempiam. Padarėm mūsų mini mankštelę. Sušildėm raumenukus, dabar sušildysim visą mūsų kraujotaką. Atsitūkam. Taip, sulig 3 šoksim į viršų.
Darysim 3 kartus. Tai 1, 2, 3. Šokam į viršų. Dar kartelį. Atsitupėm. 1, 2, 3. Šokam į viršų. Ir paskutinį kartelį. 1, 2 ir 3. Šaunuolį. Dabar su rankytėm suksim burbulus. Gerai, sukam. Ir suplojam. Dar kartelį. Sukam. Ir suplojam. Šaunuoliai. Dabar su kojytėm bėgsim. Taip, nuo lėčiausio iki greičiausio. 2 kartus. Tai bėgam lėtai. Bėgam ir greitai. Dar kartelį. Vėl lėtai bėgam ir greitiem. Šaunuolį. Tiek pasportavom. Dabar šiek tiek pakvepuosim. Nusiraminsim, gerai? Tai 3 kartus padarysim. Įkvepiam. Palaikom. Ir iškvepiam. Dar kartelį. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Dabar kvepuosim taip pat, bet nusišypsosim. Tai įkvepiam, nusišypsom ir iškvepiam. Įkvepiam, nusišypsom ir iškvepiam. Vėl įkvepiam, nusišypsom ir iškvepiam. Ačiū vaikai, galit vėl kibti prie darbų. Pailsėjom, o dabar grįžkim ir pažiūrėkime, kaip reikėtų elgtis interneto platybėse. Nors dirbtinis intelektas mums dabar su labai daug ko gali padėti, galbūt parašyti gražią žinutę, bendrauti su draugais ar sukurti kažkokį video, tačiau ne viskas yra taip balta ir pūkuota. Ar esi kada priėmęs nepažįstamą žmogų į draugus internete? Ar žinai, kad susirašinėdamas su nepažįstamu žmogum internete gali susidurti su seksualiniu priekabiavimu ar viliojimu? Jie gali bandyti susidraugauti su tavimi, kad ir kiek laiko tai trūktų. Vėliau gali atsirasti šantažas, reikalavimai, grasinimai. Priimdamas į draugus nepažįstamą vaiką, paauglį ar suaugusį, realiai visada rizikuoja. Tokie žmonės gali reikalauti tavo nuogų nuotraukų, reikalauti pinigų, bandyti nuskriausti ar netgi pagrobti. Ką vaikai darytų susidūrę su nepažįstamuoju internetinėje erdvėje? Internete galima bendrauti su tais žmonėmis, kuriuos tikrai pažįsti. Žinai, kad geri. Jeigu mane kviečia susitikti nepažįstamas žmogus, tai aš pradžiai pasiklausčiau tėvų, ar iš viso pasitikėt maniuo. Jeigu norėčiau susipažinti su nepažįstamu žmoniu, tai turėčiau pirmai padaryti, pavyzdžiui, įsitikinti, ar tai tikras žmogus. Įsitikinti jo amžių, tikrą vardą, ar nebus, kad šmeižia, prievartaus. Ten kartais būna, kad būna suaugusieji ir ten pamato kokį mažesnį už jį vaiką ir pafriendina, kad tipo būtų draugais. Ir tada pasako ten, kur gyvena, kur laiko seifo raktą ir gali atvažiuoti, pavyzdžiui, ten buvo vagis. Jie galvoja, kad vaikai ten daugiau pasakys ir daugiau tipo su bendramžiu viską išskleis. Svarbiausia, nepriimti jokio nepažįstamo žmogaus ir jeigu jis domis tavimi, nesakyti nieko. Žmonės internete meluoja, nes jie nori sužinoti tavo asmeninius dalykus ir apsaugoti savo. Ir tavim naudotis, daryti blogų dalykų. Pakalbinom Lietuvos policijos pareigūną. Labai atidžiai paklausykim, kokiais būdais yra viliojami vaikai. Socialiniai tinklai, kur jau darželinukai moka, kaip naudotis, kaip patekti, kaip bendrauti ir dėja, bet kartais be tėvų žinios. Tie asmenys, kurie turi tų negerų kėslų, kurie nori gauti neigiamos informacijos, tų neigiamų vaizdo įrašų, neigiamų nuotraukų vaikų arba paauglių, jie naudoja socialinę erdvę ir turi labai daug būdų.
Pats populiariausias, kai sukūriamos fiktyvios paskyros. Kai asmuo, dažniausiai pilnametis, nori, pavadinkim taip, įmesti jauką, sukuria paskyrą panašaus amžiaus vaiko socialinėje erdvėje. Ir vaikas, radęs tą paskyrą, pradėjęs bendrauti, dažniausiai užkimba. Žmogus, jisai bando perprasti to konkretaus vaiko pomėgius, gyvenimo būdą, problemas, bėdas, kuo jis gyvena. Ir tik psichologiškai, tai pavadinkim, prazondavęs, jisai jau toliau imasi jau konkrečių veiksmų tam, kad vaikas pateiktų jam tas nuotraukas, tuos vaizdo įrašus su savo intimiom kūno vietom. Tai dažniausiai pradžioj pirminės nuotraukas, norint gauti, siūloma atlygiai, nupirkti žaidimą, nupirkti žaidimo pinigėlius, draugystė siūloma ir va tokiu būdu gaunamos pirmos nuotraukos. O jau kai gaunamos pirmos nuotraukos, prasideda šantažas. Tada šantažuojama, kad tos nuotraukos bus viešinamos. Jeigu tu man neatsiųsi arba vaizdo medžiagos, arba kitų nuotraukų, tas nuotraukas aš paviešinsiu, visi žinos, kaip tu siuntei, ką tu darei, ir tada jau šantažo metu vėl ta nusikalstama jau veika, jinai perauga į didesnį mastą. Kalbant apie vaikus, tai pirmiausia, vaikas išsiuntęs tokią nuotrauką arba tokį vaizdo įrašą ir gavęs vėl šantažinį pasiūlymą daryti tai toliau, vaikas išsigąsta, bijo kažkam apie tai prisipažinti, jisai bijo pasiekmių, jisai bijo, kad jisai kaltas, nors jis turėtų žinoti, ne jis kaltas, kaltas tas, kuris tai padarė, nusikaltėlis kaltas. Geriausiai, kai apie kiekvieną pažintį socialiniam tinkle, kuri jau plėtojasi stipriau ir kad žinotų tėvai. Tėvas, mama, globėjas yra geriausias draugas, kuris gali patarti. Ir jeigu taip yra, tai tokių nusikalstamų veikų tikrai mažėtų. Jie tiesiog gražiai atsitrauks, galbūt neidentifikavę savo tų kėslų, tapatybių, dings iš to vaiko bendravimo rato. Tai mes vaikui turim sakyti, jeigu jau taip įvyko, ateik, pasakyk ir mes toliau darysim tai, kas priklauso, mes toliau atiduosim policijai. Vaikas turi žinoti, kad mes jo pagalbininkai šitoj situacijoje, mes jo draugai šitoj situacijoje, jis tikrai nekaltas, jis tiesiog tapo tų negerų žmonių auka. Ir jeigu tai mes įdieksim vaikui nuo mažens, tai aš manau, kad tikrai užkardysim tokias veikas. Taigi vaikas turėtų pasakyti savo tėvam, tada tėvai turėtų irgi psichologiškai, kaip sakiau, palaikyti visapusiškai vaiką, turėtų užfiksuoti viskas, kas yra, jokių būdų netrinti, užfiksuoti ir atiduoti mum. Kodėl? Todėl, kad mes pradėję tyrimus, suradę tą žmogų arba tos žmonės, kurie tai daro, mes apsaugosim kitus vaikus. Šitos veikos turi labai didelį slaptumą, būtinai reikia pranešti. Mes viską padarysim, ką mes žinom, ką mes mokam, ir tie asmenys ar tas asmuo tikrai gaus atpildą. Susidūrus su internetiniu seksualiniu priekabiavimu ar viliojimu, skubiai imkis šių žingsnių. Nutrauk visiškai bendravimą su tuo asmeniu. Pranešk tėvams ir nedelsiant kreipkitės į policiją. Jeigu kyla grėsmė tavo saugumui, skambink 112. Ir būtinai registruok šitą atvejį švarusinternetas.lt. Nieko netrink. Palik viską, kad būtų nuotraukos, datos ir netgi vardai tų žmonių, kurie tau rašė. Su tėveliais užblokuok tą asmenį ir nepatingėk pranešti platformos ar programėlės kūrėjams. Svarbiausia, žinok, tu nesuklydai, tu viską padarai teisingai. Su tavim blogai elgesi. Ir tu pasielgiai labai drąsiai, kad apie tai pasakei ir pranešė. Viskas prasideda nuo nepažįstamų žmonių priėmimo į draugus socialiniuose tinkluose. Pažiūrėkime, ką dirbtinis intelektas mums gali padėti. Kokie būtų 3 klausimai, į kuriuos atsakymą gavus taip, reikėtų nepriimti žmogaus į savo draugų ratą. Yra keletas ženklų, kurie gali parodyti, kad bendraujate su pavojingu asmeniu. Jeigu nepažįstamasis nori labai greitai susidraugauti ir iškart prašo tavo asmeninės informacijos. Kai pradeda sakyti keistus ar intimius komplimentus, nuo kurių pasidaro nejauku. Jeigu prašo pokalbį laikyti paslaptyje,
tarsi niekam nesakyti, kad bendraujate. Gauni žinučių su seksualinio pobūdžio tekstais, paveikslėliais ar emoji. Naujas draugas bando atitraukti tave nuo šeimos ar draugų, ragino jais nepasitikėti. Jeigu prašo atsiųsti apsinuoginusio kūno nuotraukų ar vaizdo įrašų, tai rimtas pavojaus signalas. Tokiu atveju nutrauk bendravimą. Išsaugok žinutes ir kreipkis pagalbos į suaugusiosius. Turėk omeny, kad tavo artimo žmogaus balsą ar netgi veidą galima atkartoti su dirbtiniu intelektu. Jeigu kyla įtarimų, kad tavo artimasis prašo neįprastos informacijos. Pavyzdžiui, tėvų banko kortelės duomenys, adresas. Arba gal sulaukė skambučio iš nepažįstamų numerio, o gal to numerio iš vis nesimato. Būk atsargus, geriau užduok kontrolinį klausimą. Šiandien grįžę į namus, pasikalbėkite su savo šeimos nariais ir sugalvokite kontrolinį klausimą. Kurį žinotų tik jūsų šeimos nariai. Ir niekam jo nepasakok, netgi geriausiam draugui. Pavyzdžiui, ko aš nemėgstu valgyti per pusryčius. Arba koks yra kaimyno vardas, kuris mums padėjo praeitą vasarą. Arba kokia yra mano mėgiamiausia pamoka mokykloje. Arba kokią mėgstu muziką ir koks yra mano mėgstamiausias filmas. Jei tau kyla klausimų, ar siųsti informaciją ar nuotrauką nepažįstamam ar mažai pažįstamam žmogui, gal netgi draugui, būtinai pasitark su suaugusiu. Aš vadovauju supratimu, kad kiekvieną nuotrauką gali pamatyti visa mokykla. Ir jeigu man tai nepatiktų, tai mane priverčia susimastyti, ar tikrai turiu siųsti šitą nuotrauką. Nei viena tavo apnuoginto kūno nuotrauka neturi būti siunčiama. Nesvarbu, kad tau sako tavo naujas internetinis draugas. Nesvarbu, kiek metų jis prisistatė. Nesvarbu, ant kiek fainas ar mielas jis yra, net nebandyk su juo susitikti gyvai. Apie tokį siūlymą būtinai įspėk savo tėvelius. Ir jeigu kartais tikrai norėtųsi susitikti, būtinai supažinink savo mamą ir tėtį su tuo asmeniu. Ir tada galite eiti į susitikimą visi kartu. Dovai, pažiūrėkim, ar vaikai žino, kaip reikėtų elgtis internete. Visą laiką reikia, jeigu nesinaudoji kamerą, įsitikinti, kad ji yra uždengta arba kitaip padaryta, kad tavęs nesimatytų. Nes būna tokių slapukų, kurie slapta paima ir tave žiūri. Ir paskui gali net internete pabendrinti. Tai galima bendrauti tik su kuriais žinai arba su kuriais pažįsti, nes su kuriais nežinai gali atsitikti visokių dalykų. Žmogus internete gali prisistatyti bet kuo tik nori. Gali prisistatyti savo kate, šunimi, teta, dėdė ir bet kuo tik nori, nes internete labai sunku arba net neįmanoma patikrinti, kas tu iš tiesų esi. Išgąsdinti, įbauginti ar nemaloniai nustebinti gali atsitiktinai atrastas internete esantis žalingas turinys. Ar žinot, kas yra žalingas turinys? Patyčios internete. Nuogybės, Žiaurumai. nusikaltimai ir skatinimai juos daryti. Baimę skatinantis turinys. Ir iš principo turinys, kuris nieko mus nemoko. Prastas turinys. Patarimai iš vaikų lūpų. Ką daryti susidūrus su baugiu turiniu. Jeigu internete atsitiko kažkas baugaus, liūdinančio ar skaudinančio, netylėkit, pasisakykite tėvams ar suaugusiai, kuriuo pasitikėt. Vaikų saugumą internete užtikrina tarnybos, kaip pavyzdžiui, policija, vaikų linija, ryšių reguliavimo tarnyba ir dar visokių kitų būna. Nebijok įsireikšti, tada visiems gali pasakyti ir savo ne tik žodžiais, bet ir emociją. Paklauskim vaikų linijos koordinatorės Eglės Tamulionytės, ką daryti susidūrus su žalingu ir bauginančiu turiniu internete. Pamačius kažką bauginančio, kokius nors galbūt smurto vaizdus ar
kitokius vaizdus arba, pavyzdžiui, perskaičius kokią nors sąmokslo teoriją, gali tikrai kilti labai įvairių sunkių jausmų. Tai galim išsigąsti, kas dabar bus, kas nutiks mums galbūt ateityje ar mūsų artimiesiems. Gali būti netgi pikta dėl to, kas vyksta, dėl, pavyzdžiui, vykstančios neteisybės. Gali būti truputį smalsu, norėtis grįžti vėl ir vėl prie to vaizdo, kažkokie sumišę jausmai, neaišku, kaip čia jautiesi, bet gal nelabai gerai pasižiūrėjęs kažkokį vaizdą. Tai sveikinu, tai žmogiška, tikrai tai nėra tavo kaltė, tai yra natūralūs žmogiški jausmai. Labai svarbu juos pastebėti ir neleisti jiems dominuoti gyvenime. Pirmiausia, ką labai svarbu padaryti, jeigu pastebėjau, kad mane paveikė kažkoks vaizdas, išgąsdino, sunervino, supykdė, tai geriausia, ką galiu padaryti, tai pirmiausia atsitraukti, padėti telefoną laikinai į šoną, kažką kitą pagalvoti, tiesiog taip išgelbėti save. Tikrai tai nereiškia, kad mes niekada nebegrįšim prie šitų jausmų arba prie šito dalyko, o tada labai padeda daryti tos įprastus dalykus, kurie ramina. Kažkam gal, pavyzdžiui, ramina paglostyti šunį, kažkas moka pakvėpuoti, kad nusiramintų, galbūt kitam žmogui padeda, pavyzdžiui, pamiegoti. Mane tai sunervintų, jeigu sakytų eik miegoti, nes aš tikrai neužmigčiau įbauginta, bet man asmeniškai padeda išeiti į lauką arba padainuoti. Tai tikrai kiekvienas turim savo būdus. Ir jeigu tie mūsų įprasti būdai jau nebepadeda, jeigu tikrai tie jausmai tokie stiprus, kad pakvėpavau, pamiegojau, vis tiek nepraeina, vis tiek apie tai galvoju, galbūt tikrai verta su kažkuo apie tai pasikalbėti. Kartais pasidalinus jausmai palengvėja, sumažėja ir galiausiai leidžiam jiem praeiti. Tai tikrai verta pagalvoti, su kuo galiu pasikalbėti, kas mane suprastų, kas būtų tikrai patikimas, neišplepėtų kitiems, ar turiu galbūt kažkokių artimųjų, su kuriais galiu pasikalbėti, jeigu nėra jokio artimo žmogaus, kuris galėtų mane išklausyti tokioje situacijoje. Visada yra vaikų linija, kur galima paskambinti arba parašyti per chatą ir būti išklausytiems. Nėra gėdinga matyti žalingą turinį, yra blogai apie jį nepranešti. Dalinamės svarbiausiais patarimais, kuriuos surinkom iš ekspertų. Susidūrus su patyčiom, seksualiniu priekabiavimu, viliojimu ar žalingu turiniu, giliai įkvėpkit ir iškvėpkit. Nepamiršk, kad viskas, kas vyksta, yra toli nuo tavęs ir tu esi visiškai saugus savo namuose. Kreipkitės į suaugusius. Išsaugokite informaciją, susirašinėjimus bei nuotraukas ir perduokite juos tėveliams ar mokytojams. Paraginkit tėvelius kreiptis į policiją. Būtinai užregistruokit įvykį švarusinternetas.lt. Jeigu nori gauti pagalbą iš švaraus interneto komandos, gali palikti savo elektroninio pašto adresą ir sužinoti, kaip vyksta tyrimas. Nekentėk. Būtinai kreipkis pagalbos. Jei kartais nesulaukiai atjautos ar palaikymo, skambink į vaikų liniją. Tu esi ne vienas. Kalbėk, netylėk. Kviečiame visus tapti švaraus interneto žinovais, kad galėtume apsaugoti tiek save, tiek ir draugus. Ir padaryti internetą draugišku visiems. Nelik abejingas ir pranešk. O dabar metas pažaisti ir pasitikrinkit, ką šiandien išmokot. Vaikai, susiraskite popieriaus lapelį, tiks ir sąsiuvinio paraštė bei pieštuką ar kitą rašymo priemonę. Šių priemonių reikės, kad galėtumėte skaičiuoti teisingus savo atsakymus. Klausimus ir atsakymus perskaitysiu. Tuomet jūs turėsite 10 sekundžių, kad pasirinktumėte jūsų matymų teisingą variantą. Jeigu atsakėte teisingai, pasižymėkite brūkšnelį. Visi atsakymai nuskambėjo laidos metu. Tad sėkmės. Pradedame. Kas nėra svarbus asmens duomenys. Slaptažodis, elektroninio pašto adresas, mėgstamiausias patiekalas, nuotraukos. Teisingas atsakymas. Mėgstamiausias patiekalas. Kas nėra elektroninės patyčios? Sąmoningas elgesys, atsitiktinis elgesys, pasikartojantis elgesys, agresyvus elgesys.
Teisingas atsakymas. Atsitiktinis elgesys. Ko nedaryti susidūrus su elektroninėmis patyčiomis. Blokuok užgaulų asmenį. Kviesk suaugusiųjų pagalbą. Lik abejingas. Išsaugok susirašinėjimą. Teisingas atsakymas. Lik abejingas. Kokiais būdais nusikaltėliai nebando vilioti vaikų, kad išgautų jų nuotraukų? Padeda atlikti namų ruošos darbus, socialinėje erdvėje naudoja netikras paskyras. Siūlo nupirkti žaidimą ar jo pinigus. Siūlo draugystę. Teisingas atsakymas. Padeda atlikti namų ruošos darbus. Ko negalima daryti, kai socialinėje erdvėje nepažįstamasis paprašo atsiųsti intimių nuotraukų ar vaizdo įrašų? Tai yra susidurėte su elektroniniu seksualiniu viliojimu ar priekabiavimu. Skubiai nutrauk bendravimą, skubiai informuok tėvus, skubiai praneškite policijai ir www.švarusinternetas.lt. Skubiai išsiųsk nuotraukas ar video. Teisingas atsakymas. Skubiai išsiųsk nuotraukas ar video. Ko negalima daryti su šeimoje susitartų kontroliniu klausimu. Šį klausimą pateik, kai skambina, rašo artimuoju apsimetantis žmogus ir prašo nebūdingos informacijos. Šis klausimas padeda nustatyti, ar kalbi su savo šeimos nariu. Šiuo klausimu galima dalintis su draugais. Šį klausimą gali žinoti tik šeimos nariai. Teisingas atsakymas. Šiuo klausimu galima dalintis su draugais. Kas nėra žalingas turinys internete? Kačiukų ir šuniukų vaizdo įrašai, elektroninės patyčios, žiaurumai ir nusikaltimai, nuogybės. Teisingas atsakymas. Kačiukų ir šuniukų vaizdo įrašai. Kur būtina pranešti apie internete pamatytą žalingą turinį. www.gerasinternetas.lt, www.smagusinternetas.lt, www.švarusinternetas.lt, www.skubusinternetas.lt. Teisingas atsakymas. www.švarusinternetas.lt. Suskaičiuokite rezultatus. Kiek surinkote brūkšnelių žyminčių teisingus atsakymus? Kol jūs skaičiuojate, aš pašoksiu. Skelbiu rezultatus. Jeigu surinkote 7, 8 teisingus atsakymus, sveikinu, jūs esate tikras švaraus interneto žinovas. Jeigu surinkote 4, 5, 6 teisingus atsakymus, jūs labai arti tikslo. Dar kartą peržiūrėkite laidą ir tapkite švaraus interneto ekspertu. Jeigu surinkote 1, 2, 3 teisingus atsakymus, pasikvieskite į pagalbą tėvelius ar vyresnius brolius, seseris ir drauge dar kartelį pažiūrėkite laidą, kad jie galėtų atsakyti į visus jums kylančius klausimus ir drauge taptumėte švaraus interneto žinovais. Ačiū, kad žaidėte. Linkime visiems tapti švaraus interneto žinovais. Skaitmeninė pamoka jau baigėsi. Tariame ačiū ir iki kitų susitikimų. Iki kitos skaitmeninės pamokos. Iki!